Tai kas yra mūsų Saulė? Pirmiausia, tai yra mūsų tėtis. Ir jeigu jūs matysite kažkokius aspektus, tai žinokite, tai yra tėčio vidiniai konfliktai, kuriuos jūs irgi pasiimėte savo. Nes, taip yra patogiau. Ir jūs tada mokotės su tais konfliktais gyventi, mokotės juos transformuoti iš neigiamo į teigiamą. Kaip minėjau, aspektai yra stipri jėga, ten yra daug energijos, tik tai jeigu matote, kad tėtis to nerealizavo, vadinasi, didelė tikimybė, kad ir jums bus sudėtingiau. O yra, pavyzdžiui, sakykime, yra kažkokia tai kvadratūra su kažkuo Saulės ir jūs puikiai matėte vaikystėje, kaip tėtis ėjo, darė ir tai visiškai normalu. Žinote, toks buvo atvejis, kai, sakykime, klientė man pasakoja, mano tėtis nesirealizavo. Ne, kur ten ne. Saulės žuvyse ir dar, man atrodo, ten buvo pažeidimas iš Neptūno.